Labadiena, mano mėlieji klientai, klausytojai. Šiandien labai trumpą pareiškimą paskaitysiu apie sovietinių laikų kirpimo valstybės vardu. Yra toks prokuroras Simonas Minkevičius, antras kriminalinės policijos viršininkas, nesenai dirbantis Albinas Misevičius, kurie užsiminėja žmonių likimų, gyvenimų luošinimu, spardymu, kas ieško teisos, teisingumo, kad visus nutildyti, yra keliamos baudžiamosios bylos. Man yra 3 baudžiamosios bylos. Ir 4 žadama už tai, kad imuniteto valdybai, ministrui parašiau apie Simono Minkevičiaus ir Albino Misevičiaus nusikalstamas veikas. Pirma, nusikalstama veika yra tokia. Klaipėdos mieste, Žardės gatvėje, yra baras, pavadinimas Naktis. Labai daug yra sužalotų žmonių, labai daug nukentėjo šeimų, labai daug nukentėjo nekaltų žmonių. Ir visą šitą biznį valdo Albinas Misevičius. Vienu žodžiu, jis yra šito baro ir tos parduotuvės stogas. Kad niekas nežinotų, kad Klaipėdos mieste, Žardės šitam rajone, vyksta banditiniai, chuliganiški veiksmai ištisai. Kiek metų nesunku patikrinti. Daugeliu žmonių teko įsitikinti, kas vyksta Žardės rajone. Kas liečia kitus reikaliukus, yra perduota ministrui, imuniteto valdybai. Ir kada grįž dabar Donatas Malaškevičius iš atostogų, tai buvo labai geras viršininkas imuniteto. Vienu žodžiu, kaip sakant, dauguma jisai žino ir pratęs visą šitą tyrimą. O kadangi aš esu gąsdinama, nekalta, nieko nepadarius, su baudžiamosiomis bylomis, nesiruošiu tylėti. Taip, kad vienu žodžiu, kaip sakant, gali povandeniniam srovėm man neperdavinėti, aš nieko neįsigasiu, niekas neįsigins. Kada buvo korumpuotam kriminalinės policijos viršininkui Albinui Misevičiui buvo nusiųsta žinutė, kad jis yra korumpuotas, iki šiandien dienos jis atsakymo neduoda. Baudžiamosios bylos tam žmogui neiškelia. Ir už pitbulius ir volkodavus taip pat ir neiškelia. Suprantat, atrado 70 metų moterį, invalidę, kelia tokias bylas. Paskui tą pačią sekundę, kada iš Seimo paskambina teisininkas, tą pačią sekundę nutraukia tą bylą. O žinote, kame reikalas? Už gražias akis tokie dalykai nedaromi. Yra, reiškia, meras, kuris prieina prie Europos milijonų lovio, kaip sakant, pataikaujant Misevičiui ir Minkevičiui. Už gražias akis taip nebūna. Būna garbingi veiksmai, padorus veiksmai. Ir, kaip sakant, viens kitam į užpakalį, tai, kaip sakant, nelenda, suprantat. Vot. Ir šitą, kaip sakant, vieną bylą nutraukė, antra byla dabar taip pat bus nutrauktava. O matot, jau su 3, su 4, reiškia, mane gąsdina, kad man bus iškelta baudžiamoji byla. Taip, kad vienu žodžiu, nei Minkevičiaus, nei Misevičiaus aš jų nebijau. Yra ant jų valdžia, kurie padarys tarnybinį patikrinimą. Ir vienu žodžiu, kaip sakant, išaiškės visi šitie reikaliukai. Ir gali jokios moterytės nukentėjusios materialiai ir moraliai gali manęs negąsdinti. Ir nešefuoti jo, ir negirdyti brendžiais, arba maitinti agurkais ir pomidorais. Taip, kad Albinai Misevičiau, kada per išeiginės dienas ateidavote į turgų, prisikraudavote maišus agurkų ir pomidorų, vienu žodžiu, ir uogų, ir visko,
Ir vienu žodžiu, kaip sakant, išeidavote palinkėjęs galvą, ačiū, ačiū. Klausykit, moters miręs vyras, jauna moteris, užsidirba, kaip sakant, kad galėtų pragyventi ir išgyventi. O jūs, už ką tie buteliai, brendžio, viski, kur jinai man pati, kaip sakant, sakė. Ir yra daugiau žmonių, kad, kaip sakant, sakė, ko jūs užsiminėjat? Bylų kilimu, baudžiamųjų bylų. Taip, kad vienu žodžiu, aš jūsų nebijau. Taip, kad vienu žodžiu, kaip sakant, tokie pareigūnai negali dirbti kriminalinės. Dabar klausykit toks dalykas. Tai kaip? Albinas Misevičius yra kriminalinės policijos viršininkas, tai jis turi užsiminėti banditizmu, žmogžudystėm, turi užsiminėti, bet klausykit, darbo laiku, vaikščioti po turgų, kažkokių tai agurkų, pomidorų, taigi gaunate, klausykit, gerbiamas viršininkė, gaunate atlyginimą, tai jūs negalite nusipirkti? A tai jūs negalite nueiti į parduotuvę į Maksimą, yra nukainavimas butelių nusipirkti. Tai kodėl jūs imate iš rankų, kodėl jūs tai moteriai jau pranešėte, kad man bus byla? Tegul būna ta byla, bet klausykit, žinutės neištrinsit ir tų faktų niekas neįrodys, kadangi man kelia baudžiamasis bylas Simonas Minkevičius ir Albinas Misevičius, aš to pakęsti negaliu. Taip, kad vienu žodžiu visam pasauliui ir Lietuvos žmonėm tegu žino, kad tokie pareigūnai negali būti, kaip sakant, šitą. Tai kaip, reiškia invalidė moterį, arba kaip mane į kalėjimą norite įgrūsti? Už jūsų visus griekus? Už ką? Kame reikalas? Tai ką? Nėra policijos departamento viršininko, nėra imuniteto viršininko. Va. O kad savo sūnų, reiškia, su tais buteliais, agurkais ir pomidorais nori į kalėjimą įgrūsti. Tai kame čia reikalas? Taigi žmogus 40 metų, ką jis nori, tai jis daro. Nori jisai su pana gali gulėti, nori gerti, nori gastroliuoti. Tai per dieną po 2, po 3 kartus, kaip sakant, reikia žmogų sulaikyti ir daužyti, ir kad ateitų, pas mane į darbą atėjo, suprantat, visą sukrūvintais, sukrumpliais, po šiai dienai rankos nepakelia. Ir reiškia, teisybė yra tokia, kelkit man bylą, kelkit. Tik tai tokiu būdu, suprantat, ištrauksim visus, kurie yra nešvarūs ir korumpuoti į dienos šviesą. Tai vat, brangieji, dabar noriu paskaityti labai vieną tokį, man labai patiko ant galo. Reiškia, ant galo. Nu vat, 2 reiškia vyrai. Sovietinio kirpimo, Albinas Misevičius ir Simonas Minkevičius. Vat, 2 berniukai, ar ne? Nu nežinau, ar iš kaimo, ar iš miesto, bet labai tinka jums šitas, vat, keli pasakyti žodžiai. Kažkada, labai senai, buvo tokia Zabova, pas Lietuvos kaimo piemenėlius. Šiaudą įkiša į antrą galą varliai ir tą varlę pučia, suprantat. Tai vot, brangieji, labai negražu tokiais nedorais darbais užsiminėti. Vot, taip, kad vienu žodžiu, dėl melavimo, tai man galite kelti kiek tik tai norit. Aš vis tiek įrodysiu, kas yra kas. O šitą, o Misevičiui ir Minkevičiui, tai čia rimtesni reikalai. Kad kurti bylą, nei iš nieko į apie nieką. Tai taip, kad, gerbėmieji, nepūskite varliai per šiaudą į užpakalį, nes yra negarbingas užsiėmimas. Ačiū, viso gero.